Tik vienas medis, kurį aš čia sodinu, yra mano maža dovana žemė. Šiandien aš rodau, kaip galima rūpintis savo planeta. Knygą aš noriu įteikti Gediminui Sakalauskui, kuris yra šios šventės šeimininkas. Ir jisai jūs kvietė, tik jį truputį pakalbinau ir iš karto sutiko. Ir paprašyti gausiai aplodismentais palaikyti Gediminą. Pastatysime stendą, mėnesio bėgyje užrašysime visų dalyvavusių mokyklų pavadinimus. Visą laiką galėsite sustoti, ateiti, pasižiūrėti, kaip auga jūsų pačių sodinti medeliai. Kad medžiai gali tarpusavyje bendrauti. Gali ūžti medžiai, linguoti. Medžiai turi draugų. Paukščiai, gyvūnėliai, skruzdėlės, žmonės. Gavom tokią užduotį, kas greičiau užkurs. Pasisėmėm idėjas, kaip reikia labiau kurti, kad laužas neužgestų ir nuo ko reikia pradėti. Ir mes iš pradžių pradėjom viską ant žemės, darėm ir tada po to sužinojom, kad negalima ant žemės, dėl to nes žemė gali būti šlapia. Pradžiai reikia pasidėti pagaliukų ir tada ant jų viską krauti, kad neeitų šaltis iš žemės. Norėjom vabalą, suradom vabalą kažkokį tai, ne? Kas nori palaikyti? Va, šaunuoliai. Medžius jau išmokom atpažinti. Dabar ką reikėtų dar padaryti, išmokti atpažinti, kokio amžiaus yra medis.